Labadiena, Gintautė Černiauskė, Buhalterijos LT vadovė. Na ir šiame video trumpai kalbėsiu apie progresinius mokesčius, kurie atsiranda nuo 2026 metų. Na ir mes turime visi pasiruošti mokėti tos mokesčius didesnius, negu jau mokėjimo iki šioliai. Ir trumpai paaiškinsiu, kokie yra rėžiai, kad galbūt suprastume, kaip organizuoti savo pajamas ir planuoti mokesčius, kurie gali ateiti metams pasibaigus. Na, ir pažiūrėkime, 2026 metais įsijungia progresiniai mokesčiai, kurie turi keletą ribų. Ir pirmas rėžis arba riba yra 27 745 eurai, tai kurie gali būti apmokestinima 15 procentų. Negali, bet tikrai bus apmokestinami 15 procentų. Antras rėžis arba riba yra nuo 27 745,81 euro iki 83 237,40 eurų yra apmokestinami 20 procentų. Virš 83 237,41 iki 138 729 euro rėžis apmokestinimas 25 procentais. Na ir jeigu jūs uždirbote dar didesnės pajamas, tai reikėtų galvoti, kad bus apmokestinta 32 procentais. Tai ir tokie yra pagrindiniai rėžiai, kurie atsiranda 2026 metais mokestinėje bazėje. Ir ką galbūt norėčiau pasakyti arba rekomenduoti, kad jeigu jūs uždirbate didesnės pajamas, visada kalbėkite su savo buhalteriam ir pasitarkite, kaip sumodeliuoti mokesčius, deklaruojant iš įmonių, iš mažųjų bendrijų ar iš UABų, kad tiesiog suprasti, kad jūs patys suprastumėte, ar ne, kokios pajamos papuola į tos progresinius mokesčius. Na ir čia reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jūs turite su darbo santykiais, jeigu turite dividendus, jeigu turite priekybą, sakykime, individualią veiklą arba tiesiog individualią veiklą pagal paslaugas teikiate, verslo liudijimą, pardavėte kažkokias pajamas ar ne, kur gavote pelną, galbūt pardavėte sodybą, namą, butą, žemę. Taip pat, aišku, galbūt automobilį pardavėte ir uždirbote pelną. Taip pat galbūt turite investavę į akcijas, taip pat žiūrėkite, kokios ten pajamų kategorijos yra, galbūt dividendai, galbūt palūkanos, nes jie apsimokestina skirtingai. Todėl verta pasitarti su specialistais jau dabar, kad galėtumėt suprasti, kokius mokesčius reikės mokėti 2026 metais ir kaip keičiasi mokestinė bazė nuo ankstesnių laikotarpių būtent jums kaip fiziniam asmeniui. Gero jums skaičiavimo ir jeigu turite klausimų ir matot, kad yra kažkas neaišku arba jie mokesčiai gąsdina, tai galbūt reikėtų pasitarti ir tiesiog susiplanuoti biudžetą, kad tikrai nebūtų streso sekančiais metais. Iki.